Kuri krepšinio puslapį ir nori sukelt visas krepšinio naujienas į savo krepšinio puslapį. O tos naujienos atsiranda tiesiog nenormaliu srautu. Jeigu nori visas naujienas sukelti į savo puslapį, tai visos dienos darbas. Ane? Aha. Būtų gerai, jeigu galėtum sukurti savo kopiją, bet dėja to padaryti negali. Bet sugalvojau, kaip padaryti, kad šio klausimu nereikėtų nieko daryti. Kostas Lukas jaučia, kad jam skauda kelį. Matijas Lesoras gavo traumą domestik varžybose, žaidė Eurolygoje. LeBronas Jamesas nesvarsto išeiti pensiją. Giannis Antetokounmpo turi Četas Holmgrenas. Čia tik keletas naujienų, kurias visas reikia sukelti puslapį. Prieš save matote dar vieną bro, kuris kiek persudė naudodamas dirbtinio intelekto agentą. Ši istorija prasidėjo čia. Šioje studijoje. Ši pamokanti istorija prasidėjo štai čia šioje studijoje. Bro atsakinėjo į paskutinius emailus prieš savo business tripą. Tik staiga kai kas įvyko. Kai kas, ko labai dažnai tu nekontroliuoji. Tai tiesiog įvyksta. Šiam bro gimė idėja. Business tripas, tiesiog eilinis business tripas, esu Berlyne. 2,5 dienos ir važiuosiu namo. Tarp kitko apsistosiu didžiausiam Vokietijos viešbutį. Didžiausias Vokietijos viešbutis Estrel Berlin. 1125 kambariai, 3 restoranai, 3 barai, sveikatingumo centras, sporto klubas. Bet iš visų šių basų pribambasų mano mėgstamiausia vieta yra kambarys. Nueisiu į darbą, visą dieną padirbu, grįžtu vakare, visas vakaras mano. Galiu kodinti kiek tik noriu. Čia aš dabar viešbučio kambarį kodinu taka. Šito tripo tikslas buvo susibildinti OpenClaw agentą, susikonfigūruoti jį, pasirašyti tokias kietas instrukcijas, o instrukcijos tai būtų surinkti krepšinio naujienas, patikrinti, ar aš neturiu tokių ir jeigu neturiu, suinsertinti mano puslapį, mano duombazę. Paprasta. Kaip ir viskas neblogai klostėsi, bet susidūriau su rimtesne problema. Turiu agentą, kuris veikia beveik visada, bet nieko tokio, su tuo galiu gyventi. Jis gali kartais feilinti, nieko tokio. Bet problema, kartais vienas requestas OpenClaw agentui kainuoja 7-5 centai. Tai kaip tau atrodo? Žiauriai brangu. 7-5 centai. Noriu šitą automatizaciją runint 20 kartų per dieną. 365 dienas per metus. 5400. Gerai, tai čia yra startinė pozicija. Kaip dabar sumažint išlaidas kokį 150 kartų? Štai čia, būtent čia įvyko lūžis, kuomet pagalvojau, o ką man iš vis naudot agentą, jeigu aš galiu apseit be jo? Važiuojam, papasakosiu. Naktį važiuoju į oficialiai padirbt. Aš esu tikrai ne vyturys, aš esu pelėda. Man patinka eit pradėti dirbti, kai visi eina miegot. Kitiem patinka atsikelt anksti ir dirbti. Nėra nieko blogo nei su to variantu. Abu variantai yra puikus. Gerai, dabar atskleisiu paslaptį, kaip vietoj to, kad turėčiau agentą, kuriam išleisčiau per metus iki 5000 eurų plus,
Kaip padariau, kad išleiščiau 10 euriukų per metus? Labai paprasta strategija, kam naudot agentą, jeigu gali jo nenaudot. Taigi mano galutinis tikslas surinkti visas naujienas ir sukelti jas į savo puslapį, tai gerai, pradedam. Surinkti naujienas. Ką man prašyti, kad tai padarytų agentas? Aš galiu tai padaryti su skriptais. Turim visas naujienas surinkę, dabar reikia atmesti dublikatus. Vietoj to, kad duoti agentui tai padaryti, galim pavyzdžiui loginti. Į log failą įrašyti visus straipsnius, kuriuos jau suinsertinom į savo duombazę, palyginti su tuo, ką bandom dabar insertint ir atmesti dublikatus. Plus galim naudoti toks libraries, yra PowerShell'o diff lab. Taigi 2 levelių, 2 stepų dublikato atmetimas. Jau man atrodo akivaizdžiai matosi strategija. Straipsnius turim, dublikatus atmetėm ir dabar norim suinsertint naujienas į GiveMeStats puslapį. Prieš insertindami naujienas norim perfrazuoti jas, kad nebūtų nukopijuota copy-paste. Norim, kad skambėtų kitaip, kitais žodžiais būtų parašyta. Ir tik šitam stepui naudosim agentą. Bet ir tai nenaudosim agento, tiesiog siūsim requestą į ChatGPT API ir naudosim pigų modelį, paprašysim, kad mūsų naujieną perfrazuotų, kažkaip kitaip parašytų ir mums duotų atgal. Ir viskas, va taip paprastai. Šitą workflow užšedulinam kažkur kažkaip, kol kas užšedulinau pas save kompe. Raninam jį kas pusę valandos, kas 15 minučių, taip kaip norim. Ir suinsertinam naujienas į GiveMeStats duombazę. Paskutinės mintis. Kuomet pradėjau kelti naujienas į puslapį naudodamas OpenClaw, kartais vienas requestas kainuodavo 7-5 centai. Pasižiūrėk, kiek kainavo va šitas būdas. 2026 metų gegužė atsiėjo 82 centus. Iš viso pavariau 717 requestų. Sudeginau 5 milijonus plus tokenų. Aš esu patenkintas. I love my